Sveiki visi vandens mėgėjai ir mylėtojai, šiandien turime rugsėjo 17 dieną, į objektą atvažiavom lygiai 8 ryto. Būtų objektas Girionis, Girionių sodai, čia prie Kauno marių. Va, ir dabar apie gręžinuką. Bendras gręžinio gilis gavosi lygiai 15,5 metro. 7,70 ėjo rūdas morėnis molis, galės sočius lipdyti, vat, matosi. Po to prasidėjo plavūnas, vadinamas, čia liaudiškai plavūnas, dulkys. Jis toksai pilkesnis, toksai vokiai miltai. Ir po to nuo 10 metro prasidėjo labai gražus iki 15,5 vandeningas rusvas. Rusvas smėliukas. Jis yra be geležies. Ir tie komentatoriai Facebook'e sako, kad iš kur tu čia žinai, kaip tu čia patikrini tą vandens kokybę. Visų pirma, neturi geležies visiškai, jokio kvapo neturi. Ir plius kakavinės spalvos smėlis. Jeigu būtų smėlis pilkos spalvos, tada jau būtų geležies koncentracija. Bet nuo 15,5 metro buvo toks nedidelis tarpsluoksnis ir nuo 15,5 metro prasidėjo jau pilkas, jau toksai pats tokios pačios frakcijos smėliukas, jau yra su geležim. Ir vat užsakovas stovi. Ir vat tenai, vat, toliau už keletą namų yra kaimynas įsigręžęs, kiek sakai metrų? 30 metrų gręžinį įsigręžęs. Ir ten baisiai rūdas eina vanduotina, didelė koncentracija geležies. Ir vat atvažiuojam su džipuku prie kabelę. Gręžimės rankiniu būdu, nes pagalba, tai va gerai, kad dar sodose vanduo neatjungtas, nes spalio mėnesį vandenį atjungia. Ir va, 2,5 kubo, ir kas galėjo pagalvoti, čia Kauno rajone čia iš vis yra stebuklas, bet esam, matote, tenai pušynas, tai labai status kalnas, ir va čia jau kalnas, tai mes esam tokie didžiuliai dauboj. Valkos siurblys, o taip atrodo gręžinio gręžskylė, 2 gręžinio duobės. Va, ir dabar jau šitą smėlį grąžinsim atgal į gręžinio skylę. O tą gruntą užsakovas užsikas ir po to prasikas tranšėja iki Rūsio ir Rūsy bus hidroforas. Tai va, jauna šeima kūrėsi, va, tvarkosi namuką po truputį ir reikalingas buvo vanduo. Ir porą žodžių, kaip brigada atidirbo. Labai liuks, rekomenduojam, tikrai labai gerai. Nu, kai sakau, tik tai geriems žmonėms būna vanduo, tai va, pasirodo geras žmogus, nes vandens neapgausi, kaip sakant, jo. Taip. Tai va, tai esam čia nuo Vaišvydovos, kiek 3 km kažkur, ne? Kažkur taip. Jo, tai čia vat vietoj, sakau, Kauno rajone čia yra rekordinis debetas, 2,5 kubo. Tuoj prileisim slukėlį vandens. Prileisim vandens, vanduo krištolas, nes 5,5 metro švaros vandeningo smėlio buvo sluoksnis. Ir va, bėga jau kaip 20 minučių. Pažiūrėkit, visiškai va, krištolas, visiškai švarus. Dėl to, kad kakavinės spalvos, dėl to ir geležies jis neturi. Tai čia nekomentuokit, kad kaip čia tu patikrini. Tai jau kiek metų dirbam su vandeniu, tai jau žinom. Kas čia dar papasakot? O toksai va namukas, o pas kaimyną einam, parodysiu šulinį. Čia kalniukas kažkur tai 2,5 metro perkritimas yra. Tai va pradžiai, kai atvažiavome vietą, iš karto jam su ruletė matuoti. Bendras šulinio gilis yra 8,5 metro. Ir grinai mums, čia vat, matot, esam ant kalno, tenai mes gręžim nuokalniai. Tai 2,5 metro perkritimas, šulinys 8 metrai, tai vat nuo 6 metrų prasidėjo tas dulkys, plavūnas vadinamas. Ir va šitas va šulinys yra iškastas kaimynų grinai ant plavūno, o po plavūnų jau prasidėjo vandeningas smėlis. Pradžiai smulkios frakcijos, o po to jau sustambėjo. Dėl to ir pralaidumas yra, kuo stambesnė frakcija smėlio, tuo didesnis yra pralaidumas. Ir va tenai vanduo matosi. Va ir dar kažką dar norėjau pasakyti, tai uždarysiu šulinį. O ir 2 bonės tik tai vandens šulinį, ne per daugiausiai, bet pastovi gyvena žmonės. Pamatavom vandens statinį lygį, lygiai 3 metrai nuo žemės paviršiaus vanduo stovi. Dėl to, kad buvo 6 metrai molio, tai tas molis yra uždaręs tą gruntinį vandenį, dėl to susidarė spūdis. Ir link žemės paviršiaus pakilo tas vandens lygis. Tai vat gaunasi 12,5 metrų vandens stulpas gręžiny. Tai va, toksai va didelis stulpas vandens, o dėl to toksai yra kiekis ir geras debetas, geras rezultatas. Va, dar kartą pasižiūrim. Va, puikiausias rezultatas, puikiausiai varo, puikiausias va, ledinis vanduo. Tai ką tada, visiems geros dienos ir gero vandens, iki.